Labadiena. Labadiena gydytoja. Sveiki. Šiandien sveikinuosi su jumis žiūrovai laidoje, tinklalaidėje. Ciklas, turime laidų ciklą, kuris yra skirtas lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos projektui. Šį projektą organizuoja Išsėtiniai sklerozės draugija Feniksai, finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Šiandien su šeimos gydytoja Elena Šukė mes kalbėsime apie prevencinės patikrų programas. Tai pirmas klausimas yra, kokias mes tas programas Lietuvoje turime? Iš vis šiuo metu Lietuvoje yra 5 prevencinės programos, kurios vykdomos jau seniai, bene 20 metų. Tai yra gimdos kaklelio vėžio patikra, krūties vėžio patikra, prostatos vėžio patikra, storžarnės, storosios žarnos vėžio ir širdies ir kraujagyslių ligų, neinfekcinių ligų, neonkologinių ligų patikra. Tai viso 5 programos. Bet jų tikrai planuojama yra daugiau ir šiuo metu įstatymas dar nepriimtas, bet yra projekto stadijoje derinamos techninės detalės ir greičiausiai nuo kitų ar dar kitų metų turėsim ir plaučių vėžio profilaktinę patikrą. Kiek aktyviai pacientai dalyvauja tokiuose programuose? Labai priklauso, žinoma, nuo pacientų. Tikrai programų įstatymuose priimtose, kurių laikosi visos poliklinikos, visi šeimos gydytojai, yra nurodyta, kad pacientas turi būti aktyviai kviečiamas toms programoms. Tai reiškia, kad dažniausiai iš savo poliklinikos mes gaunam žinutę vienokiu ar kitokiu būdu, ar konsultacijos metu pas gydytoją atėję, mes sužinom, kad kažkas mums priklauso. Tai natūralu, kad toks aktyvus kvietimas jis padidina tikrai šių profilaktinių programų atlikimo skaičių, bet tikrai tie skaičiai, greičiausiai nėra tokie, kokių mes norėtume Lietuvoje, tikrai ne 100% įvykdoma ir toli gražu ne 90%, bet yra tokių poliklinikų ir tokių šaunuolių gydytojų, kurie, pavyzdžiui, savo apylinkėse programas vykdo 96%, 92%, tai yra tikrai didžiulis darbas ir yra puiku, kad tai pavyksta. Bet toks bendras vidurkis, man kiek teko domėtis, tai yra apie 60%. Tai reiškia, tik truputį daugiau nei pusė tų, kuriems priklauso tos programos, nueina ir pasitikrina pagal jas. Kokia jūsų nuomonė, gydytoja, apie prevencinės programas? Kiek tai svarbu ir kiek tai naudinga? Kiek tas žmogus, kuris gauna tą pranešimą iš savo poliklinikos, kaip jis turėtų ją sureaguoti? Puikiai turėtų sureaguoti. Tai yra didžiulė galimybė pasitikrinti savo sveikatą, anksti atrasti galų gale onkologinę ligą. Ir šią galimybę kompensuoja mūsų valstybė, suteikia, už ją nereikia mokėti, viskas yra kompensuojama. Tai yra puikia galimybė, to tikrai nereikėtų vengti. Galų gale visos profilaktinės programos, kurios yra patvirtinamos tiek Lietuvoje, tiek ir kitose šalyse, jos yra labai pasvertos. Tai reiškia, kad tas tyrimas yra nesudėtingas kažkoks, neskausmingas, nebaisus, neilgas ir iš jo mes gauname pakankamai daug informacijos, kad galėtume atrinkti, ar pacientas toliau turi būti tikrinamas ar neturi būti tikrinamas. Tai kalbant konkrečiai apie tas 4 onkologinės mūsų programas, tai yra gimdos kaklelio, krūties, prostatos ir storžarnės. Tai krūties vėžys ir gimdos kaklelio vėžys yra 2 pagrindiniai moterų onkologiniai susirgimai ir tikrai tikrinantis vien pagal šias programas galime išvengti didžiosios dalies atvejų šių susirgymų. Vyrams, žinoma, gerokai aktualiau yra storžarnės ir prostatos navikai, nors storžarnė ir moteriams aktuali. Bet lygiai taip pat tikrinantis pagal juos galima labai anksti prostatos onkologinę ligą pagauti. Kas dar yra išskirta, pavyzdžiui, prostatos onkologinėje programoje, kad jeigu vyras turėjo artimoje aplinkoje, tai yra tarp savo brolių, tėvų, prostatos vėžio atveju, programa tokiems pacientams pradedama dar anksčiau, nei jau yra nustatytas tas amžiaus limitas. Tai tik įrodo, kad valstybė tikrai atsakingai žiūri tas programas ir jos yra pritaikytos tiek pagal amžių, kiekvienam pacientui, tiek pagal lytį, tiek pagal tai, kad tie tyrimai nėra baisus, dideli, skausmingi, tai yra nedidelė procedūra, kuri mums suteikia labai daug informacijos. Gydytoja, jau užsiminėte apie tas amžiaus grupės, ar ne? Tai dabar, jeigu galit, įvardinkit, kiek šituose tyrimuose, nuo kada iki kada priklauso. Šitie dalykai, žinoma, karts nuo karto kinta, nes pasikeičia tai įstatymas. Tai va dabar, pavyzdžiui, paskutinis toks didžiausias atnaujinimas buvo gimdos kaklelio prevencinės programos pakeitimas, kai buvo pridėtas papildomas tyrimas ir išskirtos 2 amžiaus grupės šitoj profilaktiniai programai. Šiaip gimdos kaklelio profilaktinė programa priklauso moterims nuo 25 iki 59 metų. Tačiau moteris nuo 25 iki 35 yra tikrinamos su vienu tyrimu, tai yra PAP vadinamu tyrimu,
nuo 35 moteriams yra daromas ŽPV, žmogaus papilomos viruso tyrimas, kuris iš tiesų yra gerokai brangesnis nei PAP tyrimas ir tai yra puiku, kad valstybė ryštasi tokiai, investicijai, šitai kompensacijai, nes jis suteikia labai daug informacijos ir yra labai svarbus. Tai gimdos kaklelio vėžio programa nuo 25 iki 59, tada didžioji dalis programų, tai yra krūties vėžio, prostatos vėžio ir storosios žarnos vėžio, pradedama taikyti žmonėms nuo 50 metų ir taikoma arba iki 69 arba net iki 74 kaip storžarnės programa. Ir kas yra labai puiku, taip pat nesenas pakeitimas, kad širdies ir kraujagyslių ligų programa taikoma žmonėms nuo 40 iki 60. Kai tikrai 40 metais dar turbūt retai susimąsto apie savo širdies sveikatą, nes dažnai priskiriame šias ligas vyresniems žmonėms, bet tikrai atliekant šią programą ir praktikoje mes šeimos gydytojai matom, kad 40 metį pasikvietus tikrai neretam mes nustatom jau širdies ligą, jau kurią galbūt ir prieš 5 metus būtume atradę, jei būtume jį tikrinę. Tai tas paankstinimas šito amžiaus yra iš tiesų labai puiku. Gydytoja, kaip dažnai tie prevenciniai tyrimai yra atliekami? Priklauso vėlgi nuo programos, kai kurių programų kartojimas priklauso ir nuo to, kas randama. Pavyzdžiui, prostatos onkologinės programos atveju priklausomai nuo to, kokį gauname atsakymą to prostatos specifinio antigeno, tai yra to rodiklio, kuris tyriamas kraujyje. Per šitą programą pacientui gali būti pasakyta grįžti po 2 metų, ar po metų, ar po 3, tai yra nurodyti intervalai, kurie yra svarbus. Bet taip vidutiniškai pacientą kviečiamas prostatai kas maždaug 2-3 metus. Širdies ir kraujagyslių ligų programa lygiai taip pat yra kartojama priklausomai nuo to, kokia rizika nustatyta. Jeigu nustatyta, pavyzdžiui, didelė rizika, žmogus kviečiamas atgal po metų, vidutinė rizika kviečiama po 2 metų, o labai nedidelė rizika kviečiama po 4 tik tai metų. Gimdos kaklelio lygiai taip pat išskirstoma, ar atrastas žmogaus papilomos virusas ar ne, bet vidutiniškai kas 3 metus yra atliekama. Mamogramos dėl krūties vėžio programos yra atliekamos kas 2 metus, nebent yra randami kažkokie pakitimai ir gydytojas aprašęs mamogramą aprašo, pavyzdžiui, kad reikia po metų, bet jeigu nerandam pakitimų, kartojam kas 2 metus. Kokia jūsų nuomonė, gydytoja, apie dažnį? Ar jis yra pakankamas? Taip, žinot, mano nuomonė, aš jos mažai galiu turėti dėl to, kad remiuosi tikrai įrodytais tais faktais, kad atrasti onkologinį susirgymą, pavyzdžiui, jeigu prieš 2 metus, tarkim, apie krūties programą kalbant, ar ne, prieš 2 metus dar absoliučiai nieko nebuvo, tai po 2 metų, jeigu tas onkologinis susirgimas ir bus atsiradęs, tai jis dar nebus taip pažengęs, kad būtų nebegydomas ir išplitęs. Tai vis tiek bus kažkokia pradinė stadija dažniausiai ir tada galimas gydymas. Dėl to tas pakartojimas programų yra svarbus. Žmonės kartais taip, pagalvoja, aš jau nuo šito pasitikrinau, jau reiškia šito nebus. Tai taip tikrai nėra. Tai, kad nėra šiandien, žinot, tai nereiškia, kad rytoj nebus. Tai tas kartojimas programų yra svarbus, ypač apie onkologinės ligas kalbant, bet kartojimo intervalas, žinot, įstatymiškai ir visaip apibrėžtas galbūt ir yra 2 metai, bet maždaug po 2 metų mes pacientui siunčiam priminimą, kol pacientas prisiruošia, kol ateina, tai tikrai neretai būna ir 3 ir 4 metai. Ir tada jau gali atsitikti taip, kad praeitą kartą nebuvo nieko, o dabar nuėjau ir jau rado kažką išplitusi. Tai visgi taip pro pirštų žiūrėti tuos intervalus nereikėtų, nes jie ne veltui tokie. Jie tokie dėl to, kad per tokį laiką mes dar galim spėti kažką padaryti. Kitaip tariant, tie intervalai yra paremti labai išsamiais moksliniais tyrimais, kurie pagrįsti. Užsiminėt apie labai įdomų dalyką ir man atrodo, kiekvienas lietuvis labai mėgsta paskaičiuoti tuos pinigus ir jūs sakėt, kad kai kurie tyrimai yra itin brangus. Tai paskaičiuokim dabar, kiek tas pacientas, kuris neateina į tą patį brangiausią prevencinį tyrimą, kiek jis išmeta tų pinigų, kuriuos jam padovanoja valstybė. Tiesą pasakius, reiktų turbūt taip jau centais, tai nesuskaičiuosiu tikslumu, bet pavyzdžiui, kardiologinė programa tikrai drąsiai, taip jau jeigu įkainotume visus tyrimus ten atliekamus pinigais, turbūt kainuotų netoli 50 eurų. Jeigu pacientui yra nustatoma, pavyzdžiui, aukšta rizika kardiologinės šitos programos metu, tai po kraujo tyrimo pas šeimos gydytoją, ar ne? Tada jis yra siunčiamas į tą vadinamą antrą ratą programos pas gydytoją kardiologą, pas specialistą,
kur kaina tikrai viršytų gerokai 2 ir 300 eurų, nes pagal indikacijas atliekami net ir kompiuterinės tomografijos širdies tyrimai, atliekama vadinama veloergometrija, liaudiškai dviratis minamas. Taip. Ir visa kita, tai jau tiems, kuriems nustatyta didesnė rizika, tikrai jų patikra kainuoja gerokai daugiau nei kelius šimtus eurų. Lygiai taip pat su, pavyzdžiui, gimdos kaklelio programa, kur pirminiai tyrimai kainuoja, apie 20-30 eurų, tarkim, taip vidutiniškai paėmus, bet nustačius kažkokius pakitimus, gali būti atliekama kolposkopija, kuri yra minimaliai invazyvi, bet tai vis tiek yra tokia, procedūra, ne operacija, bet procedūra. Jos kaina tikrai yra geri keli šimtai eurų. Atliekant tai kažkur, privačioje įstaigoje nekompensuojamai valstybės, kur ir kainos dažnai gali būti didesnės, tai tos sumos tikrai gali būti netoli ir 1000 eurų. Tai nemažai pinigų. Tikrai nemažai. Gydytoja, dėl kokių priežasčių jūsų nuomonė, o gal turit pacientus, kurie prisipažįsta, dėl kokių priežasčių žmonės nepasinaudoja būtent tomis prevencinėmis programomis? Tai 2 pagrindinės priežastis, kaip ir visos Lietuvos gydytojai turbūt pasakytų tą patį. Tai pirma yra, kad aš nesergu, man nėra iš kur man vėžys, aš sveikas, man viskas gerai. O antra yra, o jeigu ras, tai ką tada? Tai kol aš nežinau, kol aš nesitikrinu, tol aš neturiu. Tai čia yra 2 iš tikrųjų tipai pacientų, mes su jais visi gydytojai žinom ir kaip su vienais, ir kaip su kitais geriau kalbėti, bet sunkiausia, žinoma, prikalbinti tuos, kurie jaučiasi gerai, iš tikrųjų, kurie lėtinių ligų neturi, kurie iš esmės tikrai yra sveiki ir kai kuriems įrodyti tą, kad tą sveikumą neužtenka jį turėti, jį reikia palaikyti. Tai lygiai taip pat susiduriam, žinot, ne tik nuo onkologinių ligų reikia tikrintis profilaktiškai, visi kiti profilaktiniai kraujo tyrimai, lygiai taip pat tokiems pacientams sunku būna įrodyti. Bet šitas yra, kad aš sveikas, man nieko nėra, turbūt dažniausias. Tikrai dalis žmonių, ypač moterų, pavyzdžiui, prisibijo kartais tyrimų tiek gimdos kaklelio, tiek krūties vėžio, kad o jeigu ras, kas tada? Tiesiog, tokį neigimo tokią poziciją užima. Ir mūsų visų turbūt klasika nėra kada, nėra laiko. Nėra laiko. Taip. Skubantys lietuviai. Taip. Gal turit kažkokią istoriją, bet ką dabar kalbėjot ar ne, iš savo pacientų sėkmės istoriją, kada buvo pakankamai ankstyvoje stadijoje rastas onkologinis susirgimas ir... Tiesą pasakius, iš šitų profilaktinių programų didžioji dalis atrastų onkologinių susirgymų yra sėkmės istorijos, nes tikrai jeigu žmogus turi, nežinau, jeigu moteris randa jau pati guzelį krūtyje ir jau pati nueina pas gydytoją dėl šito skundo, tai jau niekas jai profilaktinės programos netaikys ir tokiu atveju nustatomas dažnai ir pažengęs jau krūties navikas. Bet tai, ką mes atrandam profilaktiškai, tai reiškia, kad žmogus neturi dar jokio skundo, dar tai yra tik pradinė ligos stadija ir dažniausiai dėl to tos sėkmės istorijos ir yra. Ir jos turbūt tokios beneriškiausios ir įsimintiniausios yra, kalbant apie gimdos kaklelio vėžį, ne veltui patikra yra pradedama taip anksti, tai yra 25 metų, kai nustačius anksti gimdos kaklelio pakitimus, išsaugomas yra ir vaisingumas pilnas, ir moters ir gyvybė tuo pačiu. Ir aš tokių pacienčių irgi savo rate, savo apylinkėje esu turėjusi, kurios jaunos, sveikos, viskas absoliučiai gerai, o tos profilaktinės patikros metu yra atrandama, kad yra, pavyzdžiui, 1 stadijos gimdos kaklelio navikas, kas drąsiai gali visiškai nieko nedarant, negydant, netiriant toliau per 7 ar 5 metus net moterį nužudyti. Tai tokių istorijų tikrai yra. Dėl to labai dažnai pasiremiam jomis, kviesdami būtent tuos pacientus, kurie kažkaip prisibijo ar neranda tam laiko. Kaip jūs drąsinat savo pacientus, kaip jūs juos įkalbinat, kad kuo didesnis procentas būtų? Aš visuomet pabrėžiu tai, kad tai neužtrunka ilgai, tą galima suderinti, žinot, nebūtina gal viena programa, nežinau, priklauso lapkritį, o kita gruodį, tai viskas gerai, mes galime mėnesį palaukti, abi jas padaryti vienu metu, kažkaip paderinam. Tai yra trumpas, iš tikrųjų pakankamai dalykas, užtenka vieno vizito pas gydytoją, vieno atėjimo ir jo metu mes galim, pavyzdžiui, ir kraują padaryti ir po to jau tik susiskambinti aptartų dalykų. Kitas dalykas, ką aš tikrai dažnai taip darau, lipdama gal ant sąžinės pacientam, aš jiems sakau, kad valstybė jums duoda, kodėl jūs to neimat. Tai šitas dažnai iš tikrųjų suveikia, nes tas, žinot, privačios ir valstybinės medicinos priešprieša Lietuvoje dabar tokia pakankamai ryški tikrai.
daug kas ir pyksta ant tos valstybės, kad čia neįmanoma niekur patekti pas gydytojus, niekas čia nevyksta, tai vyksta, ta sveikatos apsauga jinai yra, tai reikia ir naudotis tuo, ką duoda. Užsiminėt, kad viena programa turėtų būti įtraukta, ar ne, kitais metais, ar dar kitais metais, kaip jau čia pasiseks. Jūsų nuomonė, kokios dar lygos turėtų būti įtrauktos į tokių prevencinių lygų sąrašus? Žinot, iš tiesų lygos, kurių prevencinės programos yra įtraukiamas į valstybės kompensuojamas, tai jos nėra parenkamos pagal tai, kiek baisi ta lyga ar kiek mums skauda tą lygą turėti visuomenėje. Iš tikrųjų, tai sveikatos apsauga, kaip ir bet kas kitas, susiveda galų galiai pinigus. Ir valstybė skaičiuoja, ar mums labiau apsimoka tikrinti didelį kiekį žmonių profilaktiškai, ar mums labiau apsimoka tiesiog laukti, kol išlys tos lygos atvejai ir juos jau gydyti. Tai yra kaštų ir naudos analizės daromos, tai yra normalu, taip yra visame pasaulyje ir Lietuvoje lygiai taip pat. Tas pavyzdys, mes Lietuvoje dažnai imam pavyzdį iš Jungtinės karalystės, nes ir mūsų sveikatos apsauga iš esmės statyta ant to pačio modelio kaip Jungtinės karalystės. Tai dažniausiai jie būna pasidarę labai jau neblogas tas kaštų analizės ir įrodė, kad tiek gimdos kaklelio, tiek ten krūties vėžio, tiek kitų dalykų profilaktinė patikra mums kainuoja pigiau tiek pinigų, tiek gyvybių prasme. Tai yra pigiau ištirti visus, negu laukti, kada jau išlys tie atvejai ir gydyti juos ir turėti tas mirtis. Tai faktas, kad norėtųsi turėti galimybės tikrinti visus, visais įmanomais resursais, bet taip niekad nebus. Taip nėra jokioje pasaulio šaly, nes tai negali tiesiog apsimokėti atsipirkti. O tą reikia suprasti, kad sveikatos apsaugos resursai vis tiek yra riboti. Viskas galų gale kainuoja pinigus. Tai visgi yra smagu ir yra gera girdėti, kad ir naujos tos programos yra planuojamos. Ir dabar, kurios programos įstatymas yra pateiktas, tai yra plaučių vėžio profilaktinė programa. Plaučių vėžio mes Lietuvoje tikrai turim labai didžiulius kiekius ir tai tikrai padėtų išvengti labai daug susirgymų, jeigu žmonės į ją nueis. O kokią dar reikėtų įtraukti, kokį dar onkologinį susirgymą, kur tikrai tie skaičiai yra ne visai mūsų naudai, bet... Tiesą pasakius, iš onkologinių susirgymų, tai aš nelabai kažką gal ir pridėčiau, dėl to, kad pagrindiniai moterų gimdos kaklelio, krūties vėžio ir plaučių vėžys moterims yra dažnas. Kaip ir jau vyksta, prostata ir storoji žarna taip pat yra pirmuose numeriuose tiek vyrams Lietuvoje pagal onkologinius susirgymus, bet, žinot, tokie pavyzdžiui, kaip tikrai garsiai labai nuskambantis atvejai apie kasos navikus, kurie tikrai turi labai didelį mirštamumą, dėl to, kad jie pasireiškia labai vėlai, dažniausiai mes jau atrandam juos 4 stadijoje, kai jau visa, taip sakom, kasa sugriuvusi, nebėra ką padaryti, bet rasti tokį naviką anksčiau, dėl to ir nepavyksta mums, kad tai yra labai sunku, reikia labai specifinių tyrimų, reikia keletos tyrimo brangių ir atlikti juos labai dideliai daliai žmonių, iš esmės per sudėtingai ir neapsimoka ir tai yra labai didelis, sunkus procesas. Tai aš tik galvočiau, kad nereikia pamiršti ir neinfekcinių ligų, apie kurias mes tikrai pamirštam ir ta Lietuvos vis dar, nepabijosiu žodžio, gėda, yra tuberkuliozė. Mes labai puikiai stumdomės tarp 1-2 vietos su Afrikos šalėmis su tuberkuliozės skaičiais, dėl to, kad turime tikrai gajų mitą, kad tai yra kažkokių asocialų liga, kažkokių ne mūsų visuomenės liga, o tai yra absoliutinė tiesa ir tuberkuliozės mes turim tikrai didžiulius skaičius Lietuvoje. Didelę šitos problemos dalį sudaro tai, kad žmonės bijo darytis rentgeno nuotraukas, nes yra kažkokie sklandantis gajus mitai, kad kenkia rentgenas, kad jo negalima per dažnai, kai, žinot, aš visai, kad tada pacientų klausiu, viena plaučių rentgeno nuotrauka yra tolygi pagal apšvitą maždaug 3 valandoms lėktuve. Tai pavyzdžiui, Ameriką skristi, per Atlantą, kur kiek mažiausiai 6 ar 7 valandos, mesgi net nesusimasto, mes imam ir vaikus, ir sergantys žmonės skrenda ir niekas jokių problemų neturi. O pasidaryti vieną rentgeno nuotrauką vieną kartą per 2 metus, ko pilnai užtenka, jau mes bijom, jau mes kažką saugom. Tai tie mitai apie radiaciją yra labai gajus, jie labai trukdo šitoje vietoje. Tai pirmiausia, aš turbūt sakyčiau, tuberkuliozė man asmeniškai šitą temą skauda, nes aš matau, kiek mes iš tikrųjų jos atrandam. Praleidžiam pro akis truputėlį. Praleidžiam pro akis ir iš tiesų kažkaip net nepagalvoja turbūt žmonės apie tai,
O kas dar būna labai liūdna, kad jau nustačius tą ligą, nes tikrai jie serga absoliučiai visi. Tuberkuliozė nėra išranki bakterija. Jai tinka ir turtingas, ir vargšas, ir asocialas, ir neasocialas. Tai jau nustačius šitą ligą žmonės yra labai stigmatizuojami. Iš tiesų yra tokių atvejų ir mano pacientų aplinkoje, kai tikrai normalus, socialus, puikus žmogus užsikrečia šią ligą ir, pavyzdžiui, po to jis negerai jaučiasi savo darbo vietoje jau po gydymo, nes jį žiūri lyg ir raupsuotai. Vengia. Taip, nes nusprendžia, kad tai yra, kažkokia socialių žmonių, tokių nepakankamai gerų žmonių liga, o tai yra, melas, tai yra tokia pati, infekcija, kaip kas plaučių uždegimas, sinusitas, bet kas. Gydytoja, baigsim pokalbį, bet pokalbio pabaigai aš norėčiau vis tiek paprašyti mūsų šios dienos pokalbio temos linkme palinkėjimą pacientams, padrąsinimą pacientams. Ko jiems palinkėtumėt? Linkiu laiko pasirūpinti savim profilaktiškai. Ir linkiu drąsos, nes mūsų medicina tikrai yra labai labai pažengusi ir net ir atradus kažką yra galybė gydymo būdų ir tai jokių būdų nėra kažkoks nuosprendis atradus jau ligą. Tai laiko ir drąsos. Puikus palinkėjimai. Tai visiems sveikatos ir iki kitų susimatymų.